Angelas su korsetu rankose. Tapybos darbas nutapytas 2017 metais ir galbūt kaip ir kituose kūriniuose, kurie bus su angelų motyvu, taip ir šiame, sakykime, kūrybos pradžioje man atrodė, kad tapyti angelą yra toks, sakykime, truputį neįdomus ir per daug sentimentalus motyvas ir jis, kaip sakyti, nevertas tapytojo teptuko, bet jie atėjo labai natūraliai į mano kūrybą su asmeniniais išgyvenimais ir patyrimais. Ir konkrečiai šitas kūrinys tai yra apie angelą su korsetu. Matome nelabai gražus personažas mėlynas ultramarinos spalvos, laiko korsetą rankose ir tai yra vaiko korsetas. Kadangi istorija baigėsi linksmai, tai aš leidau ją nutapyti ir papasakoti, bet tai buvo naujametinį vakarą nutikusi trauma mūsų dukrai, kuri nedetalizuosiu, bet turėjo nešioti korsetą pusę metų ir sakykime, stuburo trauma, kurią reikėjo gydyti ir džiaugtis ir dėkoti angelui sargui, kuris, sakykime, ją prižiūrėjo tuo metu. Tai ir jeigu pasakoti apie kompoziciją paveikslo, tai matome, kaip sakiau, vėl figūra angelo su aštriais tokiais sparnais. Tarsi, neskau, kad jie skausmingi, bet aštrių sparnų angelas. Tas plastikinis korsetas pagamintas specialiai mergaitei ir kairėje apačioje matom tokį kaip ir tokiu žargonu tariant pašikniuką, kuriuo jinai čiuožė nuo kalno Vilniuje, kaip sakau, žiūrė tą naujametinį vakarą. Ir tiesiog tramplino to kalniuko stuktelėjimas sukėlė tą traumą, bet tai matome tokį kairėje yra tarsi potėpis kaip ir stuburo linkio tokia forma ir kartu tie potėpiai tokie tarsi slanksteliai. Tai, sakykime, toks pasakojimas apie tą kalniuką, nučiuožimą, traumą ir sakykime, kuri pasibaigė laimingai ir leido man jum ir papasakoti šią istoriją su laiminga pabaiga ir sakykime, nutapyti šitą kūrinį.